Labą dieną, mėly uteniškiai, šiandieną norime kartu su jumis pakalbinti Liną Kukuraitį, Seimo narį, demokratą, 16-20 metų vyriausybėje buvusi socialinių reikalų, priminkit kaip tiksliai vadinasi, apsaugos ir darbo ministras, dabar socialinių reikalų ir darbo komitetas. Čia šitas maišymasis. Taip, aš irgi pagalvojau, kodėl ten. Nu, čia jau taip yra. Jo istoriškai taip gavosi. Taip, ir labai pasirinkot jautrią sritį, labai arti žmonių, ir teko skaityti, kad tas pašaukimas ir misija atėjo jau faktiškai nuo mokyklos laikų. Gal trumpai galėtumėt papasakoti kelią? Taip, jinai kilo iš, aš dalyvau tokioje jaunimo bendruomenėje, tai buvo parapinė jaunimo bendruomenė, ir mes šalia jaunimo veiklų kažkuriuo metu pradėjom darytis, pamatėm, kad yra daug vaikų, kurie neturi nei ko valgyti, nei ko apsirengti. Ir tada ta veikla tai pasislinko į tokią socialinę pusę. Ir bedarant tai labai aiškiai pajaučiau, kad čia yra mano kelias. Ir stojau socialinį darbą, įstojau, baigiau mokslus, bakalaurą, magistrą, ir nuo pat pirmo kurso, pirmo mėnesio dirbau SOS vaikų kaime, patys įkūrėm įstaigas, ir paskui bažnyčios, karito organizacijai vadovavau, ir iš ten buvau kokios tas ministrus. Man visai netikėtai. Iš tos srities į ministrus. Na, matot, kaip yra politika. Aš ką pastebiu, tai trūksta kartais politikam praktinių dalykų. Jie kartais atitrūksta nuo žemės ir nueina kažkur, tai jie nejaučia to viso darbo. Tai čia yra labai puiku. Ir aš čia pasakysiu, kaip tik šiandien kalbėjausi su viena kolegė, kad aptarinėjom praėjusią kadenciją, kad buvusi ministrė labai daug kalbėjo apie socialinės paslaugas, kaip reikia vystyti socialinės paslaugas ir taip toliau. Ir tas labai teisinga, labai ta kryptis, kad tikrai mūsų visuomenė ir sensta, ir poreikių daugiau atpažįstam ir suprantam, kad galim tų paslaugų daugiau galėti gauti, ir jos mums yra reikalingos, kad galėtume tinkamai funkcionuoti. Bet problema buvo tai, kad politiškai deklaracijos buvo geros, bet kompetencijos komandai nebuvo, politiniai komandai tos praktinės patirties, kurie galėtų iš tiesų realizuoti, kad tai nutiktų. Taip. Ir tada mes turėjom geras deklaracijas, o pažiūrim po 4 metų įvesta viena nauja paslauga, o poreikiai yra visai kitokie ir jų kur kas daugiau. Ir tikrai, man atrodo, kad tie 4 metai lyg buvo prarasti socialinių paslaugų sričiai. Tikrai taip, labai džiaugiamės, kad grįžot į tą sritį. Ir, kaip sako, neužtenka būti geru žmogumi, reikia dar ir kompetencijų daug. Tai skaitant vyriausybės programą irgi matom, kad yra labai daug priemonių numatyta poreikių gerinimui. Ir čia akivaizdu, kad iš karto visko padaryti neįmanoma. Ir kuogi gyvena dabar Seimo nariai, be ko manot, kad reikia čia ir dabar spręsti tą klausimą, gal trumpai apie tai? Aš sakyčiau, kad ir Seimo nariai, bet ir Lietuvoje mes labai jaučiam savo demografinį stygių. Tai yra būtent gimstamumo kritimas yra drastiškas įvykęs per pastarosius keletą metų, nuo 30 tūkstančių gimusių vaikų iki 18-19 tūkstančių, tai 10 tūkstančių vaikų per metus praradom per keletą metų, reiškia 10 tūkstančių vaikų mažiau gimsta. Ir čia man irgi atrodo yra buvusios mūsų valdžios tokios nejautrios šeimos politikos reiškia pasiekmė. Ir ką dabar reikia daryti, tai valdžiai labai aiškiai atsigręžti šeimas ir sakyti, mes esam su jumis, žinom, kad situacija geopolitinė nėra stabili, kad tikrai to nerimo yra, suprantam, kad jums yra sunku, reiškia, ir planuoti tą savo ateitį ir kažkaip ryžtis tai gyvenimo investicijai, tai yra vaikai, gyvenimo atsiverimui, bet mes esam su jumis, tai reiškia, kad ir ateinam su kur kas aiškesniais šeimos politikos sprendimais, tai dėl būsto politikos, nes yra programos pagriautos ir man atrodo, kad visiškai nudrenuotos per praeitą kadenciją. Ir nemokamą maitinimą iki pradinukų tai tikrai užtikrinam artimiausiu metu. Ir reiškia, vaiko priežiūros išmokos,
kurios buvo praeitoj kadencijoje irgi daryta reforma, kad jos tikrai būtų adekvačios ir apimančios visas grupės ir taip toliau. Tai ir visos kitos priemonės darbo ir šeimos derinimo, palankios šeimai. Tai va šitas labai aiškiai duoti tas žinias, kad mes esame su jumis šeimos ir nebijotų, kad būtent ir mums jos rūpit ir surasim sprendimus tose situacijose, kurios yra jums sudėtingos. Tai va šito buvo pasigesta tokio normalaus dialogo su šeimomis ir labai aiškių priemonių, kurios padėtų. Tai va žinia šeimoms, sakyčiau, būtina čia ir dabar jas paleisti ir mes patys registruojam įstatymus. Iš praėjusios kadencijos perkeliam tuos, kurius atmetinėdavo jūsų mintis, kurios nebuvo išklausytos. Nes buvom opozicijoje tuo metu, tai dabar jas registruojam ir tikimės, kad jos bus priimtos. Antrasis dalykas, apie kurį irgi Seime ir jau visoje visuomenėje kalbam, tai yra antros pensijos pakopos sprendimai, nes visuomenė 3 metai buvo dalinama pažadais, kažkas bus sprendžiama, iki pat rinkimų nieko nebuvo padaryta. Tai dabar yra laikas, kai turim duoti visuomeniai sprendimą, kur sutaikyti žmonės su ta sistema. O sutaikymas tai yra daugiau lankstumo, kad žmonės galėtų ir išeiti ir lankščiau dalyvauti, jeigu nori kaupti pinigus. Tai šitie 2 dalykai privalomai turi būti iš socialinės dalies. Aišku, yra eilė kitų klausimų, kurių irgi formuojasi darbotvarkės, bet aš sakyčiau, šitos 2 sritys yra privalo per šią kadenciją būti padarytos. Per šią sesiją būtų padarytos, pavasario sesiją. Ir dar vienas dalykas, kur manau, kad čia yra irgi visos visuomenės, ne tik socialinės sritis, tai yra mokestiniai klausimai, nes yra įsipareigojimas pagal tos vadinamus RRF, įsipareigojimas, kad turi būti mokestinės pertvarkos padarytos tam, kad mes galėtume gauti Europos milijonus, bet jie šitą užkodavo būtent praėjusią valdžią, kad turi būti mokesčių reforma, kad galėtume gauti Europos milijonus ir patys save įvairė kampaniją padarydami mokesčių reformos ir dabar mes prarandam tuos pinigus ir jų negaunam iš Europos, tai turim juos padaryti. Tiek siekiant socialinio teisingumo daugiau, nes dabar gaunasi, kad mūsų tie, kurie uždirba labai didelės pajamas Lietuvoje, procentiškai moka mažiau negu vidurinė klasė. Tai vidurinė klasė moka daugiausia mokesčių, nes jeigu mes per neapmokestinamą pajamų dydį šiek tiek apsaugom mažiausias pajamas turinčias, o šitą grupę apsisaugo patys per visokią savarankišką veiklą ir kitus dalykus, tai tada šita visuomenės dalis išlaiko praktiškai visą mūsų, visuomenę ir tai nėra teisinga. Šita dalis turi kur kas labiau prisidėti. Tai šita mokestiniai klausimai, kuriuos finansų ministras ruošia, mūsų bus interesas, kad tai būtų socialiai teisingi sprendimai, o ne kad vėl visiems barstyti naštą, nes ta, kaip sakau, jau ir taip visi neša labai didelę naštą santykėje su turtingąja visuomenės dalim. Aš klausydamas jūsų, ponas Linai, girdžiu, kad jūsų visoje toje kalboje visgi bus pagaliau atsisukta į regionus. Tai yra labai svarbu ir čia yra vyriausybė numatyta netgi regionų ministerija kaip toks institucinis sprendimas. Bet ministerija, bet bent jau politiniai sprendimai, kažkokį viltį mes Utenai galim transliuoti žinią, kad visgi bus atsisukta. Ir man atrodo, kad tas atsisukimas turi būti labai konkretus. Tai konkretus ir tie konkretus tai yra per materiją ir materija čia yra keliai ir Utena tą labai aiškiai jaučia per buvimą tam tikrą atskirtį dėl kelių būklės. Ir čia turi būti iki galo padaryti, per šią kadenciją sutvarkyti keliai iki Utenos ir aplinkiniai, nes tikrai žvyrkelių problema yra didžiulė ir taip pat ir Utenoje ir visur. Tada, kai mes kalbam apie šeimos politiką, tai užkabinam tiesiogiai šeimas, kurios gyvena regionuose. Nes būtent tenai ir parama, ir galimybės, ir tos programos keltis į regionus ir kiti dalykai, ten yra turbūt reikšmingesni negu gyvenant mieste. Ir kai mes kalbam apie turtingųjų didesnį apmokestinimą, tai reiškia, kad ne regionai išlaiko miestus, bet miestai pradeda daugiau dalintis, nes miestos yra didesni atlyginimai ir ta turtingoji dalis pagrindinė nusėda miestuose. Tai čia tikrai taip. Bet lygiai taip pat, kaip ir sakiau, socialinių paslaugų srityje mes turime irgi daryti proveržį, kad paslaugos būtų maksimaliai prieinamos, o tai reiškia, kad turim sprendimų ieškoti ir kaip didinti atlyginimus
ne tik savivaldybių biudžeto, bet ir kaip iš nacionalinių biudžetų padėti savivaldybėms pristraukti, išlaikyti specialistus, kad paslaugos būtų užtikrinamos. Būtinai, nes našta savivaldybėm tikrai yra didelė ir funkcijų perduodama ir tikrai pagalbos reikia nacionalinių lygmenių. Taip, vat ir kalbant toliau apie tas socialinės grupės visas, kaip padaryti, kad visiems vienu kartu neįmanoma iš tikrųjų. Ir žmonėms su negale, kiek pagalbos reikia ar ne, o dabar visuomeniai yra nuskambėjęs gražus pavyzdys per fondus įsteigti namai nepatogus ar ne, kur privatus asmenys savo vaikams kūrė namus. Ką manot, valstybė šitoj vietoj, kuria kryptimi eina, galėtų dar labiau, taip, iš institucinės globos einam į namų, bet vat, to tokio irgi norėtųsi daugiau indėlio. Man atrodo, kas vyksta mūsų visuomenėje, tai, sakyčiau, pradžiai socialinių darbuotojų bendruomeniai, socialinių paslaugų darbuotojų bendruomeniai, o paskui ir visuomenė, kad vis daugiau pasitikima žmogaus galia, kalbant apie žmonės su negale. Nes dar kai aš buvau ministru ir vyko tas deinstitucionalizacijos procesas, kaip iš didžiulių socialinių globos namų, kur žmonės su negale gyvena, keliami į grupinius gyvenimo namus, kur iki 10. Ir ten, aišku, tada bendruomenės reaguodavo, kad kodėl prie mūsų atsikels. Ir paskui bendruomenės pamatydavo, kad viskas gerai, ir po metų kai kurios bendruomenės net skelbė kaip labiausiai kaimyniškus, bendruomeniškus namus, tai būtent šitie, kurių jie bijojo. Tai šitas dinamika vyksta svarbi, bet dar, man atrodo, kur kas svarbesnė yra, nes grupinio gyvenimo namai vis tiek yra pilna specialistų priežiūra. Specialistas gyvena, reiškia, jie keičiasi, 4 darbuotojai, kad visą paros ciklą išlaikytų ir panašiai. Tai dabar deinstitucionalizacijos visi projektai eina į kur kas tokias lengvesnės formas, vadinamą apsaugoto būsto, kur tiesiog arba išnuojamas, arba perkamas būtas, net nebe namas, bet būtas. Ir keletą žmonių su negale gyvena, paprastai lengvesnės negalios, bet jau be pilnos priežiūros, kur socialinis darbuotojas ateina dienos metu, jeigu ten reikia kažką padėti, tiek darbą susirasti, kitus dalykus. Bet šitus dalykus, jeigu mes būtume kalbėję prieš 10 metų apie apsaugotą būstą, tai būdavo niekas negalėdavo patikėti, kad kažkas iš tų didžiųjų globos namų gali persikelti į apsaugotą būstą. Tai dabar didžioji pinigų dalis eina net ne į grupinio gyvenimo namus, o į apsaugotą būstą. Tai rodo, kad mes vis labiau pasitikim, kad žmonės gali gyventi kur kas savarankiškiau, negu mums atrodo. Ir tai yra ir pigesnis sprendimas, nereikia išlaikyti 4 darbuotojų, kad pilna priežiūra, bet iš kitos pusės ir pasitikimas žmogaus galia daugiau, tai reiškia, kad jie pradeda dirbti ir ukvedžiai, tai ir kiemsargiais, ir dar kažko, kažkaip yra surandami sprendimai. Tai va šita mane pakankamai įkvepia tikėti, kad kažkuriam etape mes galim pasiekti tą prisotinimą poreikio, nes poreikis yra didelis, kad žmonės keltųsi, dėl to ir privatus, ir iš fondų, ir iš kitur kūrė tos namus. Ir su struktūriniam lėšom valstybė nespėja ateiti. Bet kažkuriuo metu mes galim prisotinti, kad užteks mums tų resursų, nes tos formos tampa vis tokios pigesnės ir laisvesnės, vien dėl to, kad mes esam, pamatom, kad viskas yra gerai, žmonės gali gyventi tarp mūsų. Modeliai veikia ir turim gerą patirtį. Ir vat jūsų dar skaičiau straipsnį ir gera mintis buvo pasakyta, duokim ne žuvį, o duokim meškerę. Tai va tas yra irgi labai svarbu, kaip sako, įgalinti galėti, ar ne? Tai būtent. Nes netgi grupinio gyvenimo namai, jeigu taip žiūrėti žmogaus su negale, konvencijos, jau mes ten vertinimo, net ir jie jau yra per daug institucionalizuoti, nes žmonės gyvena 10 ir juos kažkas prižiūri, tai tas priežiūra gal yra reikalinga, bet kaip ir sakau, mes čia turim būti lankstesni, o kai lankstesni, tai tada kitą kartą gaunasi ir pigesni, nes socialinė sistema vis labiau kainuoja. Taip. Ir turim galvoj, kad kiek senjorų vis labiau ateis į pensiją ir tikrai tai yra neišvengiama. Ir jų globai slaugai reikės sprendimų. Ir čia iš karto aš anonsuoju, kai klausėte apie regionus, tai viena iš sričių, kurias nori regionų ministerijai patikėti, tai būtent globos slaugos sujungta kaip ilgalaikė priežiūra, suprantant, kad senėjimo problema yra visoje Lietuvoje ir visose regionuose. Mes turim labai taip nuosekliai sistemiškai vystyti, o ne palikti vien tik savivaldybėms spręsti, nes tai yra nacionalinės
problema ir nacionalinė našta. Taip, Ir tada turime ieškoti nacionalinių sprendimų. Taip. Bet vat ką paantrinsiu ir Rasai, ką aš šnekėjau, tai kadangi mes esam Utenos rajono savivaldybės tarybos nariai ir kuo susidurėm, ir mes būdami opozicijoje, tai yra funkcijų perdavimas, bet finansavimas iš tos pačios savivaldybės. Tai, sakykime, čia irgi reikėtų spręsti visą, ne vien tik tai, kad funkcijos, bet kartu, kad ateitų ir finansavimas. Jo, ir aš čia pasakysiu, kai buvau ministras, tai mes ieškojom tokių sprendimų, pavyzdžiui, su vaikų dienos centrais, ne, kas yra nutikę iki mano ministravimo, buvo taip, kad visi vaikų dienos centrai turėtų rašyti tuos projektus ir jeigu nelaimi, tai tada kitais metais nebegali vystyti veiklos. Tai dabar ką padarėm, akreditavom tą paslaugą ir pasakėm, žiūrėkit, čia yra valstybės milijonai, 6 ar 7 skiriami visiems vaikų dienos centrams, duodam kaip bazę, o savivaldybės tada prideda už kiekvieną ateinantį vaiką, kad jų ten maitinimo ir kitiem dalykam. Ir tada atsiranda tas bendradarbiavimas, kuriuo mes galime išlaikyti tą tvarumą visoje Lietuvoje. Ir aš džiaugiuosi, kad nuo to laiko vaikų dienos centrų skaičius tik tai augo ir augo pakankamai sparčiai, tik tiek, kad čia jau net ir pastaroji, tai aš vis pakalbu apie pastarąją valdžią, jie neišlaikė finansavimo auginimo iš valstybės perspektyvos. Ir tada jau pradėjo žmonės tiesiog... Tai čia problema. Tai reiškia, kad jeigu jau įsipareigojom, tai ir turim tęsti, indeksuoti bent infliacijos lygių, turim galvoje, kokia buvo infliacija. Nuoseklumas, politinis nuoseklumas tos ryties yra, ką neišlaikė buvusi vyriausybė. Taip, ir tą reikia tęsti. Labai gerai. Taip ir tikimės, kad ir tęsis darbai, kurie buvo geri, kas nebuvo taip sėkminga, tikriausiai tai net nežiūrėsim. Dabar, jeigu dar truputį pasiskaičiau vyriausybės programoje, labai man patiko gražus apibūdinimas sidabrinės ekonomikos plėtros strategija. Tai amžėjanti mūsų visuomenė, ar ne? Ir irgi skaičiau jūsų mintį, kad ilginti pensinį amžių tai yra politinė savižudybė. Tikriausiai, ką manote šiandien? Ir čia net ne politinė, čia net apie politiką reikia kalbėti, bet apie tokį teisingumą tiesiog, nes jeigu mes sveiko gyvenimo trukmė mums susiekia 56 metus kažkur vyrams, moteris gal 58-59, tiek mes sveikai gyvenam, tai reiškia, bet tų rimtų jau ligų vidurkis. Ir į pensiją ateinam praktiškai sirdami visi, tai tada ilginti pensinį amžių, tai reiškia, kad mes paliekam žmonės praktiškai visiškai be orios senatvės galimybės. Tai kol mes nesusvarkom savo sveiko gyvenimo amžiaus, kuris Švedijoje yra 10 metų ilgesnis, kitose šalyse yra kur kas ilgesnis, tai apie ilginimą tiesiog, man atrodo, būtų, tai tiesiog būtų žmonių gyvenimo ir žmonių orumo sąskaita. Ir dėl to turim viską padaryti, kad galėtume turėti tas orės pensijas su 65 metų riba. Ir čia sidabrinė ekonomika yra labai svarbu. Tai ir jau vakarų pasaulis pradeda suprasti, kad ori senatvė praktiškai yra susijusi su aktyvia veikla. Jeigu ne darbas, tai bent savanorystė. Jeigu ne savanorystė, tai dar kažkas. Ir tai rodo, kad net pasauliniai tyrimai, kad jeigu žmogus aktyvus, jis gyvens ilgiau. O turint galvoj mūsų poreikius visuomenės, kad iš tiesų ta mūsų demografinė situacija nėra gera. Ir tai turim labai aiškiai ir būti, man atrodo, būti lyderiaujantis Europoje su sprendimais, kaip mūsų vyresnio amžiaus žmonės, kurie pajėgus fiziškai ir nori, kad jie turėtų visas maksimalias galimybės dirbti, užsidirbti ir prisidėti prie visuomenės išlaikymo. Ir kartu ir savo išlaikymo. Tai nepaslaptis, kad jeigu tu dirbi, tai reiškia sodra perskaičiuoja kasmet ir tavo ir pensija auga. Tai yra dviguba nauda ir uždirbė pajamas dabar ir gausi didesnės per pensiją. Tai šitus sprendimų mes turime ieškoti, bet man atrodo, kol kas amžius pagrindinis dalykas dar mūsų pensininkų dirbančių dar yra pakankamai didelis skaičius lyginant su Europą. Bet problema yra mūsų priešpensijinis amžius. Tenai, jeigu žmogus iškrenta iš darbo rinkos, įsidarbinti yra labai sudėtinga ir mes tą matom užimtumo tarnybai, kokio amžiaus žmonės yra, kad praktiškai ilgalaikiam nedarbė įstringa ši grupė ir tada, jeigu jie pasinaudoja išankstinių pensijų galimybę, išankstinės pensijos tada sumažina jo pensiją iki gyvenimo pabaigos ir tada mes juos tiesiog įspraudžiam tokius skurdos spąstus. Tai tas laikas, 5 metai iki pensijos, 5 ar daugiau, ar net 10 metų iki pensijos, mes turim sudėlioti labai, kiek galim tokias
minkštesnius atsispyrimus, kad žmogus vėl kažkaip ar reiškia, įgyjęs kažkokius įgūdžius galėtų prisidėti, kad ir prie paprastesnių darbų, bet prisidėti. Ar tas nedarbo draudimas, jis dabar yra 11 mėnesių tam prieš pensiniam amžiui, kad jis išplėsti jį geriau jau, tegu jie nedarbo draudimą gauna išmoką negu išankstinė pensija. Ir va tas sprendimas, kur siūlo ministerija dėl antros pakopos, kad galėtum dalį pasimti pinigų prieš išeinant į pensiją, senatvės pensiją, jeigu tau yra reikalinga poreikis, tai irgi yra, va, tų pagalvių padėjimas, kad žmonės galėtų atsispirti ir vėl galėtų funkcionuoti. Tai čia yra ką nuveikti, čia šitą plėtros strategiją, čia turim sukišti galvas ir ne tik socialinę, bet aš labai džiaugiuosi, kad mūsų Lukas Savickas, ministras, pasiėmė Silvą Lengvinienę, kuri beje inicijavo vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą ir šiuo metu jis yra Seime pateiktas, mes jį svarstom. Tai kad jinai yra pas jį patarėjas sidabrinės ekonomikos plėtrai ir aš manau, kad su Silva tikrai mes galime padaryti proveržį, nes nemažai vyriausybių tą žadėjo, bet realiai labai mažai padaryta. Tai mums Rasa yra sekanti užduotis važiuoti pas ministrą Luką ir pakalbintai čia. Ir Luką, ir Silvą, ir Silvą, ir Luką. Tikrai džiugu girdėti, kad yra tokie Seimo nariai su įžvalgom, su vizija. Tikrai tikime, kad Lietuvos žmogus yra saugiose rankose ir poreikiai mūsų yra atliepiami, girdimi. Tikrai, Linai, džiaugiamės jūs turėdami demokratų tarpe, Seimo narių tarpe ir linkime visokiojopos sėkmės ir gerų darbų. Ačiū, Linai, kad priėmėt, kad atvažiavam, priėmėt Lietuvos Respublikos Seime, skyrėt laiką, nors žinom, koks dabar yra užimtumas ir mes visom išgalėm, tai turi būti sinergija regionų, aukšto rango politikų, kad vieni girdėtų kitus ir kad tie sprendimai būtų visgi palankus ir gerintų tą mūsų visą gyvenimą. Ir ačiū Jums už ir tai, ką darote Utenoje, ir būdami opozicijai, ir kad ta opozicija... Pozicija, atsiprašau, kad esat pozicijai, bet ta pozicija yra ne tik darbais, sprendimų priėmimais, bet kartu ir šviečiamoji, kad Jūs ir kalbat, aiškinat, nes man atrodo to politinio sąmoningumo jo tikrai reikia kur kas daugiau tam, kad mes būtume demokratiški ir atsakingi. O turbūt šitam laikotarpiu ypatingai reikalinga, kad nepasiduotume visokiom paprastom sąmokslo teorijom, kurios iš kai kurių politikų gana lengvai išsprūsta. Tas yra ir gaila, kai žmonės patikė sąmokslo teorijom, o ne tikra tiesa. Užtat mūsų yra tokia rubrika tiesiai žmonės. Fantastika. Ačiū visiems. Iki Uteniškiai. Ačiū, Linai. Su Dievu. Ačiū Jums.